Sveiki! Šį kartą jums parodysiu, kaip pasigaminti štai tokią apyrankę. Ši apyrankė yra gaminta iš 3 spalvų. Viena dalis, matote, vienoje pusėje gaunasi geltona tokia pinutė. Vidury susilieja visos 3 spalvos po vieną kilputę. O kitoj daly likusios 2 spalvos keičiasi po vieną eilutę. O ši apyrankė pagaminta iš 4 spalvų. Tai vienoje pusėje matote oranžinę, rožinę, oranžinę, rožinę. Per viduriuką bus oranžinė, žalia, rožinė, raudona, oranžinė, žalia, rožinė, raudona, o kitoj pusėje raudona ir žalia. Šį kartą aš gaminsiu vėlgi iš 3 spalvų apyrankę. Jinai truputį gaminasi lengviau, mažiau susipainioti. Tai aš naudosiu tokias stakles. Galite naudoti ir ilgas stakles, mums reikės 4 stulpelių gaminant apyrankę. Dar galima pagaminti iš 2 spalvų. Tai vienoje pusėje bus vien balta, per vidurį balta su mėlyna, o kitoje pusėje vien tik mėlyna. Štai taip. Bet šį kartą aš gaminsiu tokią iš 3 spalvų. Tai vienoje pusėje bus viena spalva, o kitoje pusėje truputį bus keisis. Taigi pradėsime. Šį kartą naudosiu žalią spalvą, tokią nelabai ryškią, raudoną ir oranžinę. Taigi pradėsiu nuo oranžinės, kuria bus mano pilna eilutė vien tik oranžinė, o raudona su žalia keisis. Taigi imame oranžinę gumytę, ją persukame 2 kartus ir dedame ant vieno stulpelio ir paskui persukame 8 ir ant kito stulpelio, štai taip įstrižai. Tada imame vėl rožinę, tai yra rožinės oranžinę, ir dedame per 3 stulpelius. Štai taip. O kitą dėsiu žalią. Tai dedame per šitus 3. Ir mums atrodo štai taip. Čia būtų 3 gumytės, ant šito viena, kitoje pusėje ant šio 3 ir ant šio viena. Dabar ta gumytė, kurią mes dėjome pirmą, jinai yra persukta, 8, paimame iš apačios ir keliame per centrą. Šią paliekame ir iš kitos pusės, taip pat ta, kur yra užkabinta, paskutinė, irgi traukiame į centrą. Štai taip. Mums lieka čia 2 gumytės, čia viena
čia 2 ir čia 1. Dabar darysime taip. Štai čia yra oranžinė gumytė. Taip pat tada dedame oranžinę ant šitų 3 stulpelių. Ir perkeliame nuo šio stulpelio oranžinę į vidurį, nuo šio stulpelio oranžinę į vidurį ir nuo šio stulpelio oranžinę į vidurį. Dabar lieka 2, 1, 2, 1. Ant šio formuojasi mūsų viena pusė. Štai šita pusė apyrankės. O kitoje pusėje ant šio stulpelio formuojasi kita pusė. Taigi aš dėjau žalią gumytę, va čia yra, pas šitam stulpelį yra žalia, o šitam yra taip pat žalia apatinė gumytė. Tada dedu, noriu, kad keistusi su raudona spalva žalia. Tada dedu ant šitų 3 stulpelių tą raudoną gumytę. Ir kabiname apatinėje žalią nuo šio stulpelio, nuo šio stulpelio ir nuo šio stulpelio. Taip, apačioje lieka oranžinė. Lieka oranžinė, tada dedame oranžinę ant šitų 3 stulpelių. Ir kabiname oranžinę gumytę. Dabar matome, čia yra raudona. Kaip yra raudona, aš tada keičiu spalvą ir dedu žalią gumytę. Ir kabinu raudoną apatinėje iš apačios. Štai taip. Tada vėl yra oranžinė. Imame oranžinę ant šitų 3. Štai taip. Vieną kartą dedu ant šitų 3, kitassyk dedu ant šitų 3 stulpelių. Vėlgi, čia yra žalia. Tada dėsiu raudoną. Iš 2 spalvų apyrankę yra pinti tokiu pačiu principu, tik tais dedant ant vienoje pusėje vieną spalvą, kitoje kitą spalvą. Tai yra mažiau tokia truputį maišaties. Čiagi vėl yra oranžinė. Taigi mes vėl dėsime oranžinę. O jeigu norėtumėte pinti iš 4, kaip ši apyrankė nupinta, tada reikia spalvą keisti ir šitoje pusėje, ir toje pusėje. Štai taip. Vėlgi čia yra raudona, dedu žalią. Šitoje pusėje keičiu gumytes, todėl kad eitų viena po kitos. O šitoje pusėje eina viena spalva. Nes bus tik vienos spalvos. O jeigu norėtumėte, sakau, turite tada keisti. Jeigu būčiau ėmus oranžinę, o
dar kokią nors kitokią, prie oranžinio spalvą geltoną, tada dėčiau oranžinę geltoną, kaip ateina oranžinė, dėčiau geltoną, ateitų geltoną, dėčiau oranžinę. Štai pradeda formuotis mūsų po truputėlį apyrankė. Tai nėra labai sunkus raštelis, bet ganėtinai įdomi gaunasi apyrankė. Na štai matote, per vidurį pinasi apyrankė, šitoje pusėje yra vien tik rožinė pinutė, oranžinė, ne rožinė. O šitoje pusėje raudona su žalia pinasi, o per vidurį pinasi visos trys spalvos. Taigi tęsime taip toliau, kol gausime reikiamą apyrankės ilgį. O aš tęsiu už kadro. Na štai. Dabaiginėjam savo apyrankę, pabaigiam. Kai pagaminame savo reikalingi ilgi. Tokia pavasariška margaspalvė apyrankė. Taip, tada dedu, apačioj lieka oranžinė. Šiaip spalva, kurią norite, galite užbaigti. Dedu vieną ant visų 4 stulpelių. Štai taip. Ir nukeliame visas į centrą gumutės. Čia yra 2. Nukeliame 2. Čia 1. Šitoje pusėje 2. Ir šitoje pusėje 1. Tada, pavyzdžiui, kelsime ant šio stulpelio. Nuo šio stulpelio užkabiname, perkeliame ant vieno stulpelio, nuo visų 4 stulpelių perkeliame gumutes. Ir
užkabinsime segtuką. Štai taip užkabiname ant visų gumyčių. Tada nuimame nuo staklių mūsų gražiąją apyrankę. Ir kitoje pusėje užkabinsime kabliuką. Štai taip. Ir gavome mūsų spalvotą gražią apyrankę. Štai. Jeigu jums patiko, spauskite patinka, dalinkite su draugais ir pabandykite padaryti. Štai taip, linkiu sėkmės, iki.